Ieškai motivatoriaus, mentoriaus, turi daug klausimų ir nežinai, ką pasirinkti? Tuomet ši pokalbių laida kaip tik skirta tau. Labas, sakau tau ir ačiū, kad pasirinkai mano pokalbių laidą. Iš savo pokalbių laidą kviečiu labai įdomius ir skirtingus lyderius, mokytojus, mentorius ir motivatorius. Stengiuosi užduoti jiems kuo daugiau klausimų, kad geriau galėtum juos pažinti ir atsirinkti būtent savo skirtą mentorių, kuris padėtų tau atsakyti į tau rūpimus klausimus, kad tavo gyvenimas atrodytų gražesnis, kad pamiltum kasdienybę. Tiesiog, kad šitas mentorius būtų tau prie širdies, būtų miela ir malonu dirbti su juo tavo paties labai. Ir šiandienos mano pokalbių laidos svečias yra tikrai tikras atradimas. Stebiuosi, žaviuosi ir jūs tuoj susipažinsite, kas tai per žmogus. Tai mentorius, kuris labai drąsiai kalba apie moters fizinį ir emocinį grožį ir siūlo metodiką, kuri padeda pamilti moterims save ir savo kūną. Tai yra Ieva Amala, mentorė, sąmoningumo ir kūniškumo vedlė apie malonumą, meilę ir meilę kūnui ir moters ciklą. Ar gerai, Ieva, tave pristačiau? Labas. Ačiū, Vita, ačiū už gražų pristatymą. Žinai, aš tai savo pristatymą karts nuo karto keičiu. Jo, tai pastebėjau, kad iš Instagramo paėmė ir taip, man labai patiko. Viena irgi tokia redaktorė, žurnalistė mane pavadino kūniškumo vedlė ir man kažkaip labai patiko. Ir tame yra daug tiesos, bet pas mane aš kaip banguojanti jūra, žinai. Vieną pusmetį viena tema, kitą pusmetį kita tema, tai nemėgstu labai smarkiai prisirišti prie kažko, nors aišku, kūnas yra stipri mano pusė. Tai tikrai daug tiesos pasakei. Klausimas, kada žiūrės šitą video. Jeigu žiūrės po kokių metų, gali būti ir kažkaip kitaip jau. Ne, dar šiais metais, dar tikrai šiais metais žiūrės. Okay. Tai 23 metais, paminėkim, gal žmonės žiūrės video po 10 metų, dar tikrai, ką galiu žinoti. Tai Ieva, tai mėgsti labai įvairumą, ar ne? Nemėgsti būti savi išeina? Žinai, gal čia tas mėgsta nėra pats tinkamiausias žodis. Aš atradau, kad tai yra mano tokia prigimtis, ką anksčiau vertinau kaip trūkumą, nes mūsų sociume stabilumas yra kaip saugu. Stabilumas duoda kažkokį tais aiškumą. Ir aš pastebėjau jau pas mane gal ne tiek vaikystėje, bet kai jau pradėjau dirbti įvairius darbus, aš pastebėjau, kad aš galiu išdirbti kokius 3 metus, o po to, man jau viskas. 3 metai kažkokia yra riba. Ir žinai, ir man sakydavo, aš netrandu savęs, niekaip neįgalinu savęs. O iš tikrųjų tai yra tiesiog mano prigimtis. Ir net dabar, būdama savo veikloje, aš nesu statiška. Pas mane daug kas keičiasi, kažkokios atsiranda naujos technikos, įrankiai, net naujos temos atsiranda. Tai aš tuo pačiu ir tai mėgstu, bet galiu pasakyti, kad gal tai sociumui nėra priimta būti šiek tiek tokiai nenuspėjamai, bet tai yra visiškai normalu. Ir tai tapo man didelė dovana, kas anksčiau atrodė, kad tai yra didelis trūkumas, nes gal aš savęs neatrandu, o aš visiškai atradus save. Šiaip yra ir sakoma, kad tavo visa sėkmė ir atradimas yra trūkumuose. Taip. Puikiai. Bet jeigu kalbant apie moteris, apie meilę, apie tą moteriškumą, tai kiek jūs plačiai apima jūsų siūloma metodika? Ten, kiek aš skaičiau, tai ir fizinę, ir psichologinę, ir tą tokią netgi sveikatos, tą pojūčių būklę apima. Labai daug yra visokių pratimų,
praktikų, kur ten, o Dieve, ten moterims tai yra taip naudinga ir reikalinga ir svarbiausia tai, kad labai mažai kas kalba taip atvirai ir taip drąsiai, tai mane tas labai sužavėjo. Kiek plačiai apima jūsų siūloma metodika? Gal aš negaliu sakyti, kad tai yra mano metodika, nes aš jos nesukūriau. Tai aš turėjau savo mokytojus ir knygos ir aišku, galbūt pas mane yra tokia pat, negaliu sakyti mokymas, bet pats vedimas, dalinimasis iš mano pačios patirties, tai natūralu kažkas kuriasi ir iš manęs pačios. Tai, bet dar drąsu taip sakyti, kad mano metodai kažkokie. Aš gal kažkaip... Iš dalies tai minka, ne, iš ten truputėlį, tai jūs sudėjot pagal savo patirtį, tai aš manau, kažkiek iš dalies tai tikrai jūsų metodika. Jo, tada galima taip sakyti, tiesiog patikslinu. Tai aš buvau pradžiai galbūt taip, mano pati pradžia nebuvo tas visas holistinis požiūris. Tai reiškia, kad yra svarbu ir mūsų fizinis kūnas, ir emocinis kūnas, ir mūsų mentalinis kūnas, ir aišku, dvasinis kūnas. Kažkaip aš juos žiūrėjau visą laiką skirtingai. Ir ne kažkodėl, bet man taip buvo, tiesiog pakeliui turbūt, nes mano visas sąmoningumo kelias labiau prasidėjo nuo dvasingumo kelio, misticizmas, įvairios energijos, kažkas nepatirta ir ten kūno labai mažai buvo. Bet kai aš įtraukiau kūną ir mes, vakariečiai žmonės, mes labiau proto ir kūno žmonės, nes tai labiau apčiuopiama yra, aš pajutau, kad wow, kokie įdomus nauji potyriai vyksta manyje. Po vieno karto aš pajausdavau, man nereikėjo ten kažką labai daug treniruotis ir iš tikrųjų, ir net dabar moteris, kurios visiškai pradeda save nuo nulio pažinti, mums per kūną yra lengviau. Žinai, bet pavyzdžiui, ten kokioj Indijoje ir auklėjimas, kaip auga toje kultūroje, kaip jie suvokia apskritai gyvenimą, mirtį, jie jau gimsta su tuo, žinai, o pas mus to nėra. Kaip pavyzdžiui, su šamanizmu į kitą pusę, jeigu žiūrėtume, ne, Pietų Ameriką, pas jūs irgi jie ten mažai iš vis kalba tie šamanai. Jie ten nieko beveik nekalba, bet pas juos vyksta procesas. Tai tuo tarpu mumise mentalinis lygmuo ir fizinis lygmuo yra labai sureikšminti. Ir aš pajutau, kad net praktikose jungus ir mūsų protą, ir mūsų kūną, ir mūsų emocijas, kur mes šiek tiek jau čia mažiau turime to lankstumo ir patyrimo, ir tą patį dvasingumą, sąmoningumą, gaunasi kažkas iš tikrųjų stebuklingo ir labai, žinai, aš išgirstu dažnai, man sako, tu tokia žemiška, paprasta suprasti. Dėl to, kad yra to daug kūno. Nes jeigu aš, žinai, tą viską pristatinėčiau per kažkokią dvasinę perspektyvą, tada būtų truputį sunkiau suvokti. Tai vat mano turbūt ir yra tas holistinis požiūris ir matymas visų mūsų sluoksnių, nes mes esam tokias daugiasluoksnės esybės. Tai man taip rezonuoja ir daugeliu irgi rezonuoja. Kitaip niekas neteitų pas mane. Aš manau, kad rezonuoja, kad tu rezonuoji būtent, nes vien žiūrint ir vakar dar kartą išsamei dar labiau norėjau įsigilinti tą, ką darot, tai yra neįmanoma, kad nesurezonuotų. Jau žiūrint, atrodo, net nedarant jokių veiksmų, jau atrodo pradedi jausti tą energiją kažkokią, tai atrodo, wow, kažkas tokio, tokio iškelia. Ir svarbiausia, kad aš sakau, žiūriu ir stebiuosi, iš kur tokia drąsa. Kaip ir tu sakei, mes moteris lietuvaitės ypač esam kažkaip tais gėdėjame savo kūno. Tikrai labai daug moterų, jeigu nežiūrėti į tas moteris, kurios dirba socialiniai medijoje ir atvirai kalba, bet ir jų tarpe, aš manau, rastumėm, kurios neišdrįstų taip drąsiai kalbėti apie masažą savo kūnui, apie įvairius pojūčius, kur aš, pavyzdžiui, net nedrįstu ištarti. Ir aš galvoju, kaip aš jausčiaus,
ar tikrai labai drąsiai jausčiaus ir ar tikrai labai lengvai įsiliečiau į jūsų siūlomas tas, kaip tos susiejimus, tas praktikas. Ir manau, kad tikrai yra labai daug moterų, kurios galbūt net ateina ir išeina. Ar taip jau nėra? Ateina jau vis tiek lieka. Jo, aišku, kad kažkas ateina, išeina, pabėga, būna ir tokių, ir iš stovyklų yra labai nedaug pabėgusių. Tiesiog ne dėl to, kad nerezonuoja, dėl to, kad tikrai kartais yra labai stipru, nes ypatingai kūnas, aš apie kūną kalbu ne tik kaip apie kūną, aš kalbu ir apie krūtinę, kaip tu pasakai, kūno, kad masažas, ne? Tai būkime konkrečiau, krūtinės masažas, ne? Taip pat masažas ir vaginos ir apie menstruacijas, kas irgi atrodo yra tokios tabų temos, bet man kūnas yra taip natūralu. Man tiesiog yra natūralu. Tai kaip sakyti, kiek reikia drąsos parodyti, kaip iškepti duoną. Žinai? Ir aš pamačiau, kad kaip mūsų sociume, visuomeniai yra sukurti limitai priimti savo kūną. Ir kaip dėl to kenčia moteris. Ir ne tik apie kūną kalbam. Kalbam ir apie dalykus, pavyzdžiui, kad moteris nesijaučia, vyrus irgi čia galima taip pat prijungti, žinai, prie temos, nesijaučia verti geriausia, nesijaučia pakankami ir taip toliau. Tai yra sukurta kažkur tai sociume kažkokios istorijos, kuriomis mes patikėjome. Ir aš kai pamačiau tuos trūkumus mūsų visuomenėje, aš supratau, kad bet aš nenoriu gyventi tokioje visuomenėje, aš noriu, kad mes būtume laisvos, nes kai mes išsilaisvinam iš tų apribojimų, iš tikrųjų mes tampame ir laimingesnės, ir autentiškesnės, ir labiau girdime save, girdime per savo kūną ir kuriame savo gyvenimą taip, kaip mes norime, o ne taip, kaip mums ten, nežinau, žvaigždės parodys, ar kaip tiesiog gyvenimas mus nuves, kaip daugelis gyvena šiuo metu. Tai gal dėl to man ir yra. Pradžiai galbūt taip pasakysiu, drąsos reikėjo pradėti apie tai kalbėti, bet dabar man tai yra visiškai natūralu, aš neturiu kažkokių tabų, kūno tema, turiu pažeidžiamumų, yra kažkokios temos, apie kurias, pavyzdžiui, aš galbūt nekalbu, nes jos yra asmeniškai apie mane, asmeniškai apie mano artimuosius, tada čia jau gal ne apie drąsą, o apie tą pažeidžiamumą, žinai, kalbam. Bet tai, ką tu sakai, man tai yra vertybė, o kai yra vertybė ir tikėjimas tuo, ką aš darau, ten nebėra baimių. Ten nėra jokių baimių, nes ten yra tiesiog žinojimas, kad aš žinau. Aš šiaip iš tiesų galvoju, kad kai tu pamilsti save, ypatingai mes moteris, man dabar net virpa, man žiūrint į jūs nuo to plastiškumo, nuo kalbėjimo, atrodo, jūs jau dabar skleidžiat kažką, man net nereikia jokių terapijų, man taip jaučiu aš visą tai iš jūsų, tą transliuojamą energiją, bet kai tu pamilsti save ir savo kūną, aš tikrai žinau, nes esu tikrai pajutusi kažkiek, ir manau, mes kiekvieną moteris pajaučiam tą, kai, pavyzdžiui, ruošiamės kažkokiai ypatingai progai, pasipuošiam, apsirengiam gražiai, taip kaip savo patinkam, kai mums miela, malonu žiūrėti veidrodį. Jau tada mes jaučiamės išskirtinai. Bet tai jeigu tu išmoksti pamilti savo kūną ir tu kasdien matai, tiesiog jauti, eidama, kokia aš plastiška, graži, tiesiog eini ir pati nuo savęs kaifuoji, tą noriu pasakyti. Tai tau atviri vartai, aš manau, visur. Ir tai yra nuostabus dalykas, nes tu kasdien jau tarsi meditacijoje kažkokioje esi, tau atviri vartai. Ir aš galvoju, taip yra svarbu, todėl ir pasakiau, kad jūs esate tikras atradimas. Aš asmeniškai dar niekur
to nemačiau, kad būtų taip atvirai ir taip gražiai pasakojama, paprastai ir lengvai. Ir vienam poste aš paskaičiau, kad jūs kalbate apie senos tiesos nebeegzistavimą. Ar tai ir yra apie gėdą savo kūnui, apie nepriėmimą savęs, tokį kaip uždangalą maišą užsidedam ant savęs ir kad nieks nepamatytų nuo pirštų galiukų iki akių? Neatsimenu, apie kurį čia paustą, žinai, kalbi konkrečiai. Nesu tikra, ar supratau, žinai, klausimą, bet gal tada tu patikslinsi man bekalbant. Aš pati jaučiu, kad apskritai ta meilė kūnui yra kelionė. Tai nėra tikslas, žinai. Ir yra tie momentai, kaip tu sakai, va, pasipuoši ten kažkaip tais plaukai geriau atrodo ir išeini ir tiesiog, kad tas magnetiškumas, žinai, wow, ir jauti, kaip kiti kažkaip reaguoja į tave. Ir tas, aišku, labai įkvepia, bet yra, žinai, dienų tokių, kur atsikeli ir žiūri, oda netaip atrodo, neturi to švytėjimo, kas yra visiškai normalu, mes esam cikliškos moteris, pas mus hormonų kaita per ciklą keičiasi ir turim įvairių visokių ir išgyvenimų gyvenime, jeigu kokį stresą didesnį patiriam, taigi viskas matosi ant kūno labai greitai, kažkokie berimai atsiranda, ne? Tai klausimas tada, ar tada tu gali būti ta magnetiška, žinai. Tai yra kelionė, kaip ir man irgi tai yra kelionė. Kažkas manęs paklausė, ar tu, Ieva, myli savo kūną taip besąlygiškai visada? Ne, taip nėra, nes kūnas nėra statiškas. Pradėkim nuo to, ne, kūne atsiranda raukšlelės, kurių anksčiau nebuvo. O dabar atsirado, žinai, aš čia prieš kokius metus nusprendžiau, kad plaukų nebesidažysiu ir pas mane, va čia tokie, žinai, žili plaukai, kas man yra labai gražu. Ir aš tyrinėjau, aš esu truputį ekstremalė su kūnu. Ir aš tyrinėjau vieną dalyką su kūno priėmimu, plaukuotumą. Šiaip aš tokia plaukuota esu. Pažastis man kažkaip, nesiskutau, pažastis man labai tapo kažkaip seksualu, kažkas manyje aktyvavosi, bet nesiskutus kojų, aš jaučiu, aš niekaip negaliu priimti savo neskustų kojų. Kad ir kaip norėčiau, kad ir kaip įsivaizduočiau, kokia aš čia laukinė moteris esu. Tai gal tu patikslink dėl tos uždangos, žinai, ką tu turėjai omeny ir aš galbūt tada dar pratęsiu šitą temą. Aš supratau iš šito jūsų posto, iš tavo posto, kad tu nori pasakyti, kad pamiršti tą gėdą, kad reikia pamiršti tą gėdą savo kūnui, kad reikia pradėti mylėti, priimti savo kūną. Kūno, jo. Jo, apie tą gėdos jausmą, nes matai, kas yra, gėda mums sukūrė. Nu, pavyzdžiui, bet kad ir su tom pačiom plaukuotom kojom. Vyrai nesiskuta. Ane? Ir ant jų atrodo viskas okei, normaliai. Pas mus yra įprasta. Bet jeigu mes grįžtume prieš kokius 500 metų atgal, net mažiau, kur nebuvo jokių skutimosi priemonių, moteris, nes tai buvo kaip, tai buvo įprasta, dabar tai nėra įprasta. Aš net kai Tenerifei, ten, kai dariau tą eksperimentą su savo, mano kojas tikrai, juodi plaukai, nu, ta prasme, tikrai matosi, nėra ten kažkokie pūkeliai. Ir moteris tiesiog šokė buvo, nes mūsų sociumui yra nepriimta, supranti, net įsivaizduok, aš, kuri taip suvokiu ir tyrinėjau savo kūną, net man sunku buvo perlaužti šitą momentą. Ir aš nors priėmiau, bet aš nejaučiu, kad man gražu, ar kad man seksualu, ar kažkaip patrauklu. Tai ir su tuo yra viskas gerai. Tik tais, ką aš noriu pasakyti, kai mes gimstame, ne, kai mažas kūdikis gimsta, ar jis gėdijasi savo kūno?
Ne, nes jam svarbu yra ryšys, jam svarbu, kad jį kažkas paimtų, kad jį mylėtų. Šitas dalykas yra prigimtinis. Mes norime ryšio, mes norime meilės, o ne, ar aš čia dabar nuoga guliu, žinai, ar aš čia aprengta, ar kaip mano ten tie pirštai atrodo, ar kaip mano plaukai atrodo. Man nesvarbu. Aš kaip tik neseniai Instagram'e dalinausi vienu video, nežinau, gal matei, vaikų klausimų. Vaikai maždaug 5, 6 iki 90 metų amžiaus. Jų klausia, jeigu tu galėtum pakeisti savo kūną, ką tu pakeistum? Tie vaikai galvoja, nes pas juos dar nėra to koncepto, žinai, kurį mes po to gaunam ir susikūrėme iš sociumo, iš kažkokių įsitikinimų ribojančių. Tai atsakymai buvo maždaug tokie, visai gal norėčiau undinės uodegos, žinai, arba ten nieko nekeiščiau. Tai ką aš noriu pasakyti, mes užaugame vis tiek toje visuomenėje, kur yra kūno kultas, ypatingai mūsų lokacijoje, Europoje, ne, ir išties kūnas tapo toksai kultas, kaip mes turim atrodyti, koks turi būti mūsų svoris, ten turim būti pasidažiusios, nepasidažiusios ir viskas labai labai išorė, žinai, nukelta. Kas yra gražu ir tai yra nuostabu, bet tai nėra pagrindas. Nes pagrindas yra, kaip aš viduje su savim jaučiuosi. Ir va tas magnetiškumas, žinai, net tu išėjus su bulvių maišu, va kažkas sakys, mane kažkas vajoje traukia, nežinau kas, negaliu paaiškinti. Tai ir yra tas tikroji meilė savo kūnui, meilė savo. Ir aišku, tos priemonės, ten masažai, kas man labai patinka, ten rūpinimasis savim, pasidažyti kartais iš vis nesidažyti ir jaustis visame kame nuostabiai. Tai vat ta gėda, kuri buvo uždėta, ir ta gėda buvo uždėta, pradėkime jau krikščionybės, žinai, religijos, kad ir ne tik krikščionybės, ir kitos yra religijos, ne, kur kūnas yra toksai, kūno nuogumas, seksualumas yra labai stipriai kvestionuojamas. Net seksas yra kvestionuojamas, nekaltas prasidėjimas, žinai. Tai įsivaizduok, kokias mes gauname programas jau iš visuomenės atėję, kur mes net nesuvokiame, bet jos tos programos suveikia mumise. Tada grožio visa industrija, kokia tu turi būti, kaip ypatingai dabar, kai yra socialinės erdvės, socialiniai tinklai, ypatingai paaugliams, taigi čia yra toks pažeidžiamumas. Ir jeigu tu neatitinki kažkokių standartų, tai aišku, kad tu tą gėdą užsidėsi. Tai čia labai plati tema, žinai, bet kai mes pastebime, kad tai nėra mūsų sukurtos istorijos apie tai, kaip mes turime atrodyti. Tai yra kažkieno kitų sukurtos verslo tikslais, dar kažkokiais tikslais istorijos. Tai nėra apie mus. Taip. Ir jeigu grįžtam prie to plaukotumo, prisiminiau, bekalbant tau apie tą kojų plaukotumą, buvo toksai įvykis vasarą. Tai kaip įprastai mes savaitgaliais važiuojame į parduotuvę su vyru apsipirkti visai savaitai ir pamačiau maisto prekių parduotuvėje vaikštant merginą, ganėtinai jauną, nežinau, 20 plius minus, ir jos kojos labai buvo plaukuotos. Ir aš, kadangi einu link saviugdos, iš karto sureaguoju ir iš karto stebiu save, kas čia vyko. Kas per jausmas, kodėl aš taip reaguoju. Ir galvoju, ką tai reiškia, ta reakcija. Ir aš supratau, kad aš nenoriu jos smerkti, bet man buvo labai įdomu. Kodėl? Kodėl nesiskuti kojų? Ką tai reiškia? Ar tu nori priešintis visuomenės nusistatymams, jiems, kad moteris turi būti glotnios, niekur nekliūtnelė? Ar kažkokia liga? Kažkokia problema, ar tai kažką reiškia su kažkokiu skausmu. Man buvo įdomu, kodėl.
Ir aš nedrįsau drąsiai žiūrėti, bet norėjusi, nežinai, kaip būna, kad pamatai kažką, kas tave šokiruoja gerąją arba blogąją prasme, visada noriu atsisukti pasižiūrėti, bet čia net nežinojau, ar aš galiu, ar aš turiu tokią teisę, nes nežinau, kodėl taip. Labai toksai įdomus jausmas buvo. Ir po pat, jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, tavo siūlomą metodiką ir apie tuos susitikimus, bandžiau įsivaizduoti, kaip įvyktų, ten visokie spa, mačiau vyksta, ne, merginų susitikimuose, irgi turbūt masažai visokie. Ir pirtis, jo. Ir galvojau, kaip aš, ar išdrįčiau, ir pirmoji mintis buvo tokia, tai aš turėčiau ten jau susitvarkyti ten taip idealiai, nes jeigu aš nesutvarkysiu, tai kaip ten į mane žiūrės ten, kokia nebuvo, tai atsiprašau. Iš karto tokias mintis, tai čia tas yra bijojimas pažinti save, savo kūną parodyti. Taip, tai yra taip, žinok, natūralu, ką tu kalbi, ir tai visos beveik patiria. Pas mane stovykloje būna pirties ritualas su pirties vedle, iš tikrųjų labai gilus ir nuostabus ritualai, kur moteris, nesvarbu kaip jos atrodo, kokio jos svorio, kokio jos dydžio, kokio ūgio, ar skutasi ar nesiskuta, žinok, ten nevyksta kažkoks stebuklas, nes tiesiog ir visas tą patiria. Mes žiūrim vieną kitą ir matom tik grožį, ten daugiau nieko nelieka. Viskas, kas buvo sukurta išorės, ten grožio industrijos, viskas dingsta. Ir aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje mes turime pirtį, Latvijoje yra labai populiaru pirtis, tos tokios tradicinės, senovinės, su tikrai gražiais ritualais. Ir žinai, kas įdomu yra, kad kai ruošiamės jau stovyklai, aš rašau moterims, nesiskuskite bent 3 dienas kojų. Apskritai, nesidepiliuoti. Kodėl? Todėl, kad į užėjimus, nes yra keli užėjimai į pirtį, ten pirmas sušylė, po to kažkokia yra ten skrabas, peelingas. Ir tas peelingas dažniausiai būna su druska. Ant ką tik nuskustos odos druska nėra draugas, žinai, nes tikrai labai griaužia. Tai niekam nieko neįdomu, ar tu ten skutiesi, ar nesiskuti. Žodžiu, mes čia tik tai savo susigalvojam, kad tai yra svarbu. Ir aš, žinai, kažkada, kai dalinausi ir dariau tą eksperimentą su neskustais plaukais, viena moteris prašė, bet kaip taip įmanoma? Ir aš sakau, taip įmanoma, nes natūraliai tie plaukai auga, žinai. Nes būna, žinai, tiesiog nesuvokia žmonės, kaip taip įmanoma, kaip taip galima. Aišku, net ir vyrams tas, nes aš kai nusprendžiau, kad nesiskusiu kojų, tai užtruko gal kažkur 1,5 metų mano šitas eksperimentas. Mano vyras irgi anksčiau skusdavosi pažastis, jisai turbūt, kad aš, žinai, toksai išliktų vyriškumas, nes plaukai ant kūno yra vis tiek tas kažkoks irgi pasąmonėje įrašyta programa, kad tai yra susijęs su vyriškumu. Ir aš pastebėjau, kad jis irgi pažasų nebesiskutė, žinai, kol aš nesiskutau. Bet man plaukų užaugimas ant kūno nėra apie vyriškumą arba kažkokį, nežinau, ten nebalą būsiu, ar ne? Man tai yra leisti mano laukiniai moteriai, nes laukinė moteris yra mūsų viena iš psichikos dalių, kuri dažniausiai mūsų sociumo yra užspausta, nes jinai nėra patraukli ir nėra patogi visuomeniai laukinė moteris. Jeigu kalbėti apie, yra psichoterapeutas Karlas Jungas, kur labai daug kas remiasi jo mokymais ir kaip jisai psichiką suskirstė į tam tikrus archetipus. Per ciklą galima žiūrėti laukinę moteris. Tai mūsų sociume, tai galima taip sakyti, yra tokie archetipai kaip motina priimtina, kuri rūpinasi, ne? Tokia aktyvi moteris, kuri siekia karjeros irgi tokia priimtina.
Bet laukinė moteris, tai reiškia turinti savo nuomonę, kuri gali sau leisti pykti, gali sau leisti atrodyti taip, kaip nori, ne? Bet tuo pačiu būti ir labai seksuali. Tokios moteris labai gąsdina. Ir dėl to, žiūrint iš visos istorijos, nu, va, taip ir susidėliojo, žinai, tai dar prieš kokius 200 metų buvo, mažiau nei prieš 200 metų buvo sudeginta paskutinė ragana. Tai čia dar visai neseniai, kiek buvo moterų išžudytų, vien dėl to, kad jos turėjo savo galią ir darė tai, ką nori. Tiesiog jautė tai, kas yra iš jų. Tai vat, žinai, čia aš taip jau nuklydau nuo tų plaukų iki raganų. bet ką aš noriu pasakyti, žinai, kad vėlgi, kodėl aš pradėjau daryti ir pačias stovyklas, ir vat, per kūną, ir mes stovyklose darome krūtinės masažą. Ir koks ten yra stiprus įsilaisvinimas. Tas įsilaisvinimas ir tęsiasi po stovyklos. Ir kartais jisai šiek tiek užtrunka, reikia integruotis, bet įsivaizduok, kiekviena moteris gerai jaustųsi savo kūne, nesvarbu, kaip iš tikrųjų jis atrodo, ar kaip kažkas užduoda. Kokia tai būtų visuomenė, kokioj mes gyventume žemėje, jeigu taip visos moteris jaustųsi. Jaustųsi labai gerai moteris ir vyrai būtų laimingesni tikrai. Tikrai taip. Mhm. Jo, tai vad ką aš noriu pasakyti, kad, žinai, tie visi apribojimai, nuostabu, kai tu pasidalinai ir tu iš karto pradedi reflektuoti, tai jau yra tam tikras sąmoningumo lygmuo, kai pamatai moterį plaukuotom kojom, galėjai ją nuteisti, ne, nu ir nevala kažkokia, ne, ten, ką negalima nusiskusti, ar ten dar kažkokios kitos mintis, tas džadžinimas, žinai, vertinimas. Bet tu nuėjai į kitą pusę. O kodėl? Nes tu supratai, kad čia yra apie tave, tavo reakcija yra apie tave. Ir tu nuėjai į tą, o kodėl? Kas, žinai? Aišku, tie klausimai galbūt buvo nukreipti į ją, bet nebuvo to teisimo, o buvo smalsumas ir labiau savęs tyrinėjimas. Jeigu dar nukreiptum, o kodėl man tai kažką iškelia? Kodėl aš stebiuosi tuo? Juk tai yra natūralu, ne? Tai vat čia ir atsiranda visas grožis, kad mes pradedame tyrinėti žymiai labiau už vat, mūsų proto ribų pasaulį ir tai, kas buvo mums kažkas įdėkta. Ir taip mes pradedame keistis. Tai yra nuostabu, aš sakau, ir tas užsiminė apie tą raganystę, juk tikrai aš manau, na, gal negalima sakyti, kiekviena moteris yra tai girdėjusi, bet kas antra moteris yra girdėjusi apie save, kad tu kaip ragana. Nes kažką arba intuityviai kažką nujaučia ir pasako, patarė ir būtent išsipildo tai, ką jį pasako. Mesgi moteris tiesiog tikrai labai dažnose situacijose nujaučiam. Tik galėtumėm ir save labiau nujausti ir išjausti ir parodyti tai, bet ir vėlgi mums yra nedrąsu, nes bijom, kad mes būsim nuteistos. Ir savo tuos jausmus, tai, ką mes jaučiam, kažkaip tais perleidžiam kitiems atiduodam, tik skirtingais būdais. Kažkas tai per neapykantą, nuteisdamas kitą žmogų, pamatęs neskustas kojas, iš karto skuba teisti, bet galbūt tai būtent tavo problema yra, ar ne, kad tu nedrįsti, kažkokia tai priežastis, o kažkas tai per meilę, per būdės, tik suteiks prieis ir sakys, aš noriu tavęs paklausti, man įdomu. Tai va, taip įdomu. Ieva, ką galėtum pasakyti moterims, kurioms trūksta drąsos? Kaip gauti tos drąsos, kaip išdrįsti, kokie pirmieji žingsneliai turėtų būti, kad pradėti mylėti save, kad išdrįsti susisiekti su tavimi ir pasakyti, aš noriu išbandyti, aš noriu labiau save pamilti, nes yra tokių labai daug. Jo, jeigu pradėsim nuo drąsos, ne, tu paminėjai išdrįsti, kad reikėtų drąsos, reikia baimės, ne, tai reiškia, kažkur yra baimė.
reikia pasižiūrėti tą baimę. Tai pradėkime, kaip aš ir minėjau, tas emocinis kūnas irgi labai, ir jo lankstumas yra be galo svarbus. Ir aš emociniam kūnui skiriu labai daug dėmesio tiek praktikose, tiek savo pačios gyvenime. Tai reiškia, jeigu mes kažkur tais neišdrįstam, tai tikėtina, arba mes turime tam tikrus ribojančius įsitikinimus, susikurtas programas, kurios gali eiti iš pat vaikystės. Tai įsivaizduok, pavyzdžiui, tu gali iš vidaus imtis, semtis jėgų, ne, ten disciplinos ir sakyti, viskas, aš dabar praktikuosiu, darysiu ir mylėsiu save ir kažkas ten darai praktikas, eini ten šokti, ar ten eini, žinai, peržengi tas tokias vidinės savo ribas tam, kad kažką perlaužtum. Aš to nelabai tikiu, nes tai kūrė labai didelį stresą kūne. Tarkim, ten, pavyzdžiui, pradėsiu rengtis kažkaip kitaip, ne? Nu, imkim tokį paprastą pavyzdį. Galbūt išlysiu iš tų, žinai, bulvės maišų megztinių ir kažką seksualaus, bet tarkim, tai moteriai yra taip nekomfortabilu būti tame, bet jinai persilaužinė, bet savo ką kūnas patiria? Kūnas iš tikrųjų patiria, įvyksta cheminės reakcijos, patiria stresą, tai ne mano, žinai, ir tada galiausiai grįžta dar labiau nusivylusi. Tai nėra apie mane, žinai, ir tada, juk aš buvau drąsi, aš padariau tai, bet iš to aš negavau pasitenkinimo, negavau iš to laimės, ne? Ar tai kas tai galėtų būti bet kokias sritis, nebūtinai apie kūną, ne, santykiai ir veikla, savirealizacija. Tai tokiais atvejais aš visą laiką pradžioj siūlau pasižiūrėti baimę, iš kur jinai kyla. Ir jeigu žinai, galim gal paimti kažkokią tai situaciją, tarkim, jeigu net tu norėtum pabandyti, žinai, Vita. Kaip tu pati jauties, ar tu esi drąsi kalbant apie kūną? Ar išdrįsti, ko tu bijai? Turbūt gal nuteisimo, nusmerkimo, žinai, to džedžinimo, to, kad kaip čia. Jo, o pažiūrėk, kaip tu jaustumėsi, jeigu tave pasmerktų? Labai blogai, labai blogai. Jo, o jeigu blogai nėra jausmas, jeigu tai įvardintum kaip emociją? Būčiau sugniuždyta tiesiog. Jo. Va čia ir yra, žinai, mes galėtume eiti ten giliau iki šakninio įsitikinimo, į kurį nueitume tikėtina, kad tu atsakytum galiausiai, nes aš jaučiuosi nepakankama. Ir čia, žinai, yra esmė, kad tau reikia patvirtinimo iš kitų, kad tu esi pakankama. Dėl to tu prisitaikai prie sociumo ir tada gauni tą patvirtinimą ir tame yra komfortabilu gyventi. Bet kai tu perprogramuoji, iš tikrųjų užrašai naują programą, aš esu pakankama, tau nereikia iš išorės pritarimo. Tai kas tada nutinka, tau nereikia net drąsos daryti tai, ką tu nori daryti, ar ne? Ar atrodyti taip, kaip tu nori atrodyti. Tai šitoj vietoje iš mano veiklos ir kaip aš su moterimis dirbu ir ką matau, eiti ne per nugalėjimą kažkokios baimės, o eiti į šaknį ir atrasti, kur yra šaknis. Nes šaknis nėra gauti pritarimą iš kitų. Šaknis yra, kad aš nesu pakankama. Kada pirmą kartą patyrei, tai dažniausiai mes tai patiriame vaikystėje. Ir tai gali būti kažkokia visiškai smulki situacija, net traumė, net nereikia kažkokio ten grandiozinio baisaus įvykio, kad mes tai pajustume. Ir, žinai, toks buvo labai įdomus dalykas irgi su viena moterim. Jinai pastoviai sirgdavo. Nu, tokie peršalimą, imuninės tokios lygos, imuniteto, atsiprašau. Jinai per metus tikrai ten 5-6 kartus prasirgdavo ir niekaip nesuprato, apie ką čia yra. Ir žinai, ir jinai atrado įsitikinimą, kad jai trūksta iš išorės tos tokios meilės, ne? Ir jos kūnas reaguoja, nes vaikystėje jinai išmoko, jinai pamatė, kaip kūnas reaguoja, kai kūnas suserga, iš tėvų gauna meilės,
gauna rūpesčio. Ir įsivaizduok, jinai net suaugusi, šita programa pas ją veikia. Jinai galėtų kaip daryti? Jinai galėtų eiti vienu žingsniu, stiprinti imunitetą, ką jinai ir darė, bet vis tiek kažkaip tas kūnas stipriau buvo už visus papildus ar ten sveiką mitybą, kažkiek pagerėjo, bet ne iki galo. Ir kai jinai atrado, kad jinai nori pritarimo iš išorės, o jai reikėjo tik tais vienintelio dalyko grįžti į save, kad svarbiausia esu aš, kad kiti gali mane mylėti, nesvarbu kaip, aš esu mylima tiesiog iš savęs. Ne dėl to, kokia aš esu, ar ten, ne dėl to, kokia aš turiu būti ir panašiai. Ir kas nutiko, jinai kai pamatė šitą įsitikinimą, jinai iškart suprato, kad čia kažkokia nesąmonė yra. Ir vien tai suvokus, jai pasileido. Ir jinai daugiau nebesarga. Dabar nežinau, nebendravom, bet ką aš noriu pasakyti, kad tai, ką mes susikūrėme viduje pasąmoniai, mes to sąmoningai nesuvokiame, sąmoningai to nežinome iš tikrųjų, apie tai negalvojame, bet kai mes tai iškeliam iš pasąmonės į sąmonę, tada mes galime pradėti, nes tai yra svarbiausias dalykas, kai mes jau pamatom, tada jau ten įrankių yra labai daug pasaulyje sukurta, kaip tai pradirbti. Ten, shadow work vadinamas, gal labiau girdėtas darbas su pasąmonė. Ir aš to labai tikiu. Ir kai mes sugebame čia pradirbti tokias, gilias šakninės programas, iš tikrųjų pokyčiai darosi dideli tiek santykyje su kūnu, tiek santykyje su artimaisiais, su partneriu, su vaikais, su sociumu, su viskuo. Santykis su pačia savim, santykis su savo autentiškumu. Tai man tai yra tikrai stipru. Tai yra ir stipru, ir reikalinga, ir visą kaip, kad moteris pasijaustų gerai ir tiesiog ir tas gyvenimas visai visiškai kitom spalvom nušvistų. Tai ką, ačiū labai, Ieva, buvo taip įdomu pakalbėti, pabendrauti ir įdomu ir naudinga tave stebėti ir dar naudingesnė būtų, jeigu prisijungti ir išbandyti tavo siūlomas metodikas. Ir labai skatinu moteris ir rekomenduoju, mylėkim save, neturite drąsos, neieškokit drąsos, tiesiog stebėkit Ievą, pasekit ją. Ir žinokit, ateis ir drąsa ir visa kita, nes jau vien kalbant ir bendraujant, aš sakau, tai kažkas tai tokio, jau jaučiasi kažkokia energija ir atrodo jau noriu, gal susitinkam, gal pradedam. Ir tai yra kažkokia magija, moteriška, spinduliuojanti magija. Tai, o jeigu žiūri kažkuris vyras, nes tikrai kartais vyrai žiūri iš smalsumo, labai įdomu, tai nukreipkit savo moteris. Jūs būsit nuo to tik laimingesni, patikėkit, ir santykiai bus dar tvirtesni ir gražesni ir geresni. Tai ką, ačiū. Ieva. Ačiū tau, Vita. Ačiū labai. Ačiū visiems, kas stebite mus. Dalinkitės tą žinią, kad yra tokie mentoriai kaip Ieva. Bandykime jų siūlomas metodikas ir darykim savo gyvenimus gražesniais. Ačiū visiems. Labai gražiai pasakė, ačiū tau, Vita, ačiū visiems, kas žiūrėjote. Ir taip, gyvenimas yra nuostabus, gražus ir jeigu mes leidžiam tai savo patirti, iš tikrųjų prasideda tikrai nuostabus pokyčiai, net kai turim ir didelius iššūkius. Nesvarbu, ar tai kūnas, moteriškumas, ar kas tai bebūtų. Tai dėkoju tau dar kartą, Vita. Ačiū Ieva ir ačiū visiems kitiems ir iki malonaus ir greito. Ate.